Į konferenciją Ateities Lietuva susirinkusi Liberalų ir Centro sąjunga šeštadienį minėjo reikšmingą 5 metų susijungimo sukaktį. Konferencijos metu buvo kalbėta apie valstybės ateities tikslus ir jų įgyvendinimo galimybes. Artūras Zuokas savo kalboje pabrėžė, jog Lietuvos valstybės valdyme, jos ekonomikoje, švietime, socialinėme gyvenime būtinos permainos. Lietuvos žmonėms mažiausiai rūpi politinės kovos Vilniuje. Jiems nesvarbu, kas kokias komisijas kuria, kas kam interpeliacijas rengia. Žmonėms reikia esminių permainų, ne vienkartinių kosmetinių pataisimų, o būtent esminių permainų. Jiems reikia lyderių, kurie kovotų už principus, idėjas ir permainas, o ne kovotų tarpusavyje. Žmonės nori būti išgirsti ir įvertinti. Ypač to nori tie, kurie dirba ir kuria. Liberalų ir Centro sąjunga įsitikinusi, jog pozityvių permainų galima pasiekti tik dirbant išvien su Lietuvos žmonėmis ir pakvietė Lietuvos gyventojus kartu kurti būsimą vyriausybės programą. Mes pasiūlysime Lietuvos žmonėms pasirinkti, kokie darbai būsimai vyriausybei yra svarbiausi. Kitą savaitę Lietuvos žmonėms bus pristatyta galimybė patiems sukurti ateities Lietuvos vyriausybės darbų programą. Kiekvienas galės pateikti savo pasiūlymą ir visuomenė galės svarstyti, pritarti ar atmesti. Konferencijoje buvo pristatyti pagrindiniai liberal-centristų tikslai. Tolimesnis gyventojų pajamų mokesčio mažinimas, tiesioginės investicijos į švietimo sistemą, pensijų didinimo galimybės, papildomų galimybių verslo kūrimui ir plėtrai suteikimas, bei galimybių dirbti ir užsidirbti vystymas. Mes esame maži, vertinant gyventojų skaičių ir valstybės teritoriją, bet turime būti dideli savo vizijomis ir idėjomis, kaip siekti sėkmės globaliame pasaulyje. Kviečiu būtent permainas kurti visiems drauge ir būti nugalėtojų valstybė. Ačiū.